Linnea Mills pradeda pažengusiųjų nardymo kursus, kurie baigėsi jos gyvybės netektimi. Bet kaip naras gali nuo pažangių įgūdžių mokymosi per vieną nėrimą, prižiūrint 2 nardymo instruktoriams, žūti. PADI reiškia nardymo instruktorių profesinę asociaciją. Tai pirmaujanti tarptautinė organizacija atsakinga už nardymo standartų nustatymą ir palaikymą visame pasaulyje. PADI buvo įkurta 1966 metais. Ji greitai išaugo ir tapo labiausiai pripažinta bei gerbiama nardymo sertifikavimo agentūra pasaulyje. Ji turi daugiau nei 6600 nardymo centrų ir kurortų tinklą ir suteikia pagrindą narams laikytis saugumo protokolų, vadovautis geriausią praktiką ir gerbti povandeninę aplinką. PADI nustato mokymų, įrangos naudojimo ir nardymo operacijų standartus, kad užtikrintų tiek mėgėjų, tiek profesionalių narų saugumą. Jie sertifikuoja narus įvairiais lygiais, nuo pradedančiųjų iki patyrusių instruktorių. Vienas iš PADI vardą naudojančių nardymo centrų yra Gulf Dive, Misuloje, Montanoje. Tačiau nardymo centrai nepriklauso PADI ir nėra jos valdomi. Vietoj to jie yra nariai, kurie moka licencijos mokestį už teisę naudoti PADI vardą ir mokymo standartus. Tada PADI sertifikuoja studentą, kuris atitinka standartus baigęs mokymo kursą, kurį veda PADI sertifikuotas nardymo instruktorius. Gulf Dive siūlo kursus nuo pradedančiųjų iki patyrusių narų. Kvalifikaciniai nėrimai atliekami ežeruose aplink Montaną, įskaitant Sili ežerą, esantį valandos atstumu nuo Misulos, ir McDonaldo ežerą, kuris yra 3 valandų kelio nuo nardymo centro. McDonaldo ežeras yra didžiausias ežeras Glacier nacionalinėme parke. Jis yra maždaug 10 mylių ilgio, daugiau nei mylios pločio, 472 pėdų gylio ir yra 3100 pėdų aukštyje, virš jūros lygio. Jis garsėja savo giliu krištolo skaidrumo vandeniu, todėl yra ideali nardymo vieta patyrusiems narams. Ir tai viena iš priežasčių, kodėl Linnea Mills lanko pažengusiųjų nardymo kursus Gulf Dive Center nardymo centre. Linnea jau žino, kad nori tapti jūrų biologe. Nardymas įvairiose aplinkose bus didelė jo karjeros dalis. Per šeimos atostogas Australijoje 2018 metais Linnea nardė šiltuose, skaidriuose Didžiojo barjerinio rifo vandenyse. Ji dievina povandeninį pasaulį ir net savanoriauja Šiaurės Karolinos universiteto jūrų biologijos projektuose. Vienas didžiausių skirtumų tarp Didžiojo barjerinio rifo ir ledynų nacionalinio parko yra vandens temperatūra. Nors Didžiojo barjerinio rifo vandens temperatūra dažnai viršyja 27 laipsnius Celsijaus. McDonaldo ežeras susidaro iš ledynų tirpsmo vandens, kurio temperatūra siekia 40 laipsnių Celsijaus. Štai kodėl svarbu turėti sausą kostiumą. Sausi kostiumai yra speciali nardymo įranga, sukurta tam, kad šaltame vandenyje išliktumėte šilti ir sausi. Sausas kostiumas skiriasi nuo šlapio kostiumo. Šlapias kostiumas tarp jūsų kūno ir kostiumo sulaiko ploną vandens sluoksnį. Jūsų kūno temperatūra sušildo tą vandens sluoksnį. Tačiau tas vandens sluoksnis juda kartu su jūsų kūno judesiais. Dalis to vandens gali ištekėti ir būti papildyta šaltu vandeniu, o tai reiškia, kad jūsų kūnui reikia sušildyti bet kokią naują į kostiumą patekusį vandenį. O vanduo šilumą iš jūsų kūno pašalina daug greičiau nei oras. Sausas kostiumas, kita vertus, tarp jūsų kūno ir kostiumo sulaiko oro sluoksnį. Oras šilumos iš jūsų kūno neatima taip greitai kaip vanduo, todėl ilgiau išliekate šiltesni. Po sausu kostiumu taip pat galite dėvėti šiltesnius drabužius, nes jie išliks sausi. Tai suteikia izoliacinį sluoksnį, kuris dar labiau šildo jūsų kūną. Tačiau, nepaisant jų privalumų, sausi kostiumai taip pat sukelia rizikų, kurias narai turi žinoti ir mokėti valdyti. Oras susispaudžia esant slėgiui. Tai reiškia, kad leidžiantis žemyn, oras, kuris jūs šildo, yra suspaudžiamas. Kuo giliau leidžiaties, tuo labiau tas oro tarpas suspaudžiamas. Norėdami kompensuoti tai, kad oras susispaudžia, turite į kostiumą įleisti daugiau oro. Sausi kostiumai turi pripūtimo vožtuvą, kuris prijungtas prie jūsų oro šaltinio. Tiesiog paspauskite mygtuką ir oras iš jūsų baliono bus įpūstas į sausą kostiumą. Tai subalansuoja oro tūrį kostiume. Tačiau tai taip pat sukelia kitą riziką. Kylant į viršų, oras, kurį įleidote į kostiumą, pradės plėstis, nes slėgis mažėja. Todėl kylant turite išleisti dalį oro. Jei to nepadarysite, sausas kostiumas pradės veikti kaip balionas ir greitai iškels jūs į paviršių. Todėl sausas kostiumas turi išleidimo vožtuvą, kad oras galėtų pasišalinti jam plečiantis. Nardant su sausu kostiumu reikia suprasti, kaip tai veikia ir praktikuotis reguliuoti oro kiekį kostiume. PADI siūlo specialų sausų kostiumų kursą, kuris padės jums pradėti naudotis sausu kostiumu. Linnėjos pirmasis nėrimas pažengusiųjų atviro vandens kurse vyksta Sili ežere. Ji išsinuomoja šlapią kostiumą ir įrangą iš Gulf Dive. Ledo šaudymo
Magdonaldo ežero vanduo toks šaltas, kad kita studentė nusprendžia nenersti ir atiduoda Linėjai savo šlapią kostiumą, kad ji galėtų apsivilkti du ir taip išlikti šiek tiek šiltesnė. Po nardymo Guldive savininkai Davidas ir Jeninė Olsonai rekomenduoja Linėjai įsigyti sausą kostiumą. Taigi, po kelių dienų 2020 m. lapkričio 1 Linėja atvyksta į Guldive centrą pasiruošusi antrajam pažengusiųjų nardymo mokymui su naudotu sausu kostiumu, kurį ji nusipirko. Jis susitinka su kitais studentais narais Bobu Gentriu, jo žmona Shannon, kuri tiesiog važiuoja kartu, bet nenardys, ir dar viena mergina, kuri teismo dokumentuose įvardyjama kaip E.G. ir Joel Wilsonu. Jų instruktoriai Deborah Snow ir Setas Listonas trumpai instruktuoja grupę, o tada visi kartu išvyksta į 3 valandų kelionę prie Magdonaldo ežero. Kelionės metu Bobas ir Linėja aptarė savo ankstesnius nėrimus ir Linėjos aistrą jūrų biologijai. Grupė atvyksta prie Magdonaldo ežero ir pradeda ruoštis nardymui. Linėja džiaugiasi galėdama išbandyti savo naują sausą kostiumą ir dar labiau džiaugiasi, kad nardymo metu jai bus šilta. Ji baigė rengtis ir jau pasiruošusi eiti į vandenį, kai sustoja paklausti Bobo apie žemo slėgio pripūtimo jungtį ant savo sauso kostiumo krūtinės. Bobas, neseniai baigęs specialų sausų kostiumų kursą, paaiškina jai, kad būtent ten jungiasi sauso kostiumo pripūtimo žarna, tačiau naudotame sausame kostiume nėra šios žarnos. Ši žemo slėgio žarna turi būti prisukta prie tavo reguliatoriaus. Tada žarnos jungtis prijungiama prie tavo sauso kostiumo, kad galėtum pripūsti sausą kostiumą, leisdamas ir subalansuoti oro tūrį. Pripūsdami sausą kostiumą subalansuojate oro tūrį kostiume, o tai taip pat padeda subalansuoti jūsų plūdrumą. Taigi, kai Linėja klausė savo instruktorės Deborah Snow, ką jai daryti, Deborah sako, kad ji gali tiesiog naudoti savo BCD plūdrumui kontroliuoti. Nardytoja dėvi BCD arba plūdrumo kontrolės įrenginį, kad galėtų kontroliuoti savo plūdrumą. Paviršiuje jis pripučiamas, kad galėtumėte plūduriuoti paviršiuje be papildomų pastangų ir nereikėtų švaistyti energijos plaukiant, kad išliktumėte vandens paviršiuje. Tada, norėdami nusileisti, išleidžiate orą iš savo BCD ir leidžiatės žemyn. Leidžiantis į gylį į BCD įleidžiate nedidelius oro kiekius, kad pasiektumėte neutralų plūdrumą. Kai pasiekite savo nardymo gylį, tiksliai sureguliuojate plūdrumą. Tinkamas oro kiekis BCD reiškia, kad plūduriuojate be svorio pojūčio, o nardymo pabaigoje, kylant į paviršių, išleidžiate orą iš savo BCD. Panašiai kaip ir sausoje kostiume kylant į paviršių, oras jūsų BCD išsiplečia, sukeldamas teigiamą plūdrumą, kuris pradeda traukti jūs į paviršių. Norėdami kontroliuoti savo kilimo greitį, išleidžiate nedidelius oro kiekius iš savo BCD. Shannon Gentry, Bobo žmona, kuri nenardo, dar kartą pasitikslina su instruktoriais, tarsi norėdama suabejoti atsakymu. Bet pirmoji prabyla Linėja ir sako, jei jie sako, kad viskas gerai, turbūt ir man bus gerai. Visi narų grupės nariai yra kvalifikuoti, todėl instruktoriai praleidžia įprastą prieš nėrimo saugumo patikrą ir instruktažą. Jie įlipa į vandenį 17:00, kai šviesa jau pradeda blėsti. Narai neturi žibintuvėlių, todėl turi pasikliauti aplinkos šviesa. Deborah Snow nusileidžia su Linėja ir EG iki 16 pėdų gylio. Jie ten praleidžia 5 minutes, kai Snow iškelia EG atgal į paviršių. Oro Linėjos sausoje kostiume šiek tiek per mažai, bet ji dar nejaučia tokio diskomforto, kad nutrauktų nardymą, dėl kurio važiavo 3 valandas, o Deborah Snow nepastebėjo nieko neįprasto. Dabar instruktorius Setas Listonas, kuris veikia kaip saugos naras, leidžiasi kartu su studentais Bobu Gentriu ir Joeliu Wilsonu. Deborah Snow leidžiasi žemyn kartu su EG. Visa grupė nusileidžia iki 60 pėdų gylio. Jie sustoja ant atbrailos. Bobas Gentris pastebi, kad atrodo, kad Linėjai labai nepatogu. Ji bando duoti ženklą Snow arba Listonui, 2 instruktoriams šiame nardyme, kad kažkas negerai. Negalėdama atkreipti jų dėmesio, ji atsisuka į Bobą. Bobas iš karto pradeda plaukti jos link, bet dar nespėjus jam jos pasiekti, Linėja praranda pusiausvyrą ir nuslysta nuo atbrailos. Bobas skuba paskui ją ir kai pasiveja ją 26 metrų gylyje, mato, kad jos sausas kostiumas taip stipriai spaudžia kūną, jog ji negali įkvėpti oro. Bobas automatiškai reaguoja pagal mokymus ir jis griebia jos BCD pripūtimo vožtuvą. Jis nori pripūsti jos BCD, kad ji įgytų teigiamą plūdrumą ir galėtų iškilti į paviršių. Tačiau jos BCD jau visiškai pripūstas, o ji vis tiek skęsta. Kitas jo veiksmas – numesti jos svorių diržą. Jei jis numes svorių diržą, ji taps lengvesnė ir tada jis galės ją išplukdyti į paviršių, padedamas oro savo BCD. Jis siekia jos pilvo, kad surastų greito atleidimo sagtį ant svorių diržo.
Bet ten nėra jokios greito atleidimo sagties. Nėra svorių diržo. Linėja ir Bobas vis dar leidžiasi žemyn. Bobas žino, kad kai kurie BCD turi greito atleidimo svorių kišenes, integruotas į BCD. Todėl jis ieško greito atleidimo mechanizmo. Jis jaučia, kad BCD yra šiek tiek svorių, bet nėra jokio greito atleidimo. Bobui nebelieka jokių galimybių. Jie yra 104 pėdų gylyje, kai reguliatorius iškrenta iš Linėjos burnos. Bobas sunkiai kvėpavo ir dabar jam baigėsi oras. Prieš jį nutempiant dar giliau, jis paleidžia Linėją, kad galėtų pats skubiai iškilti į paviršių. Jis nebesusitvarko ir jam reikia pagalbos. Jis pasiekia paviršių ir ieško, kas galėtų padėti, bet paviršiuje nėra jokios pagalbos. Deborah Snow iškyla į paviršių pastebėjusi, kad trūksta 2 narų. Bobas ir Šenonas paaiškina, kad Linėja vis dar po vandeniu ir negali iškilti. Snow trumpam panyra ieškoti Linėjos, bet prastai apšviestame vandenyje jos nemato. Likusi grupė iškyla į paviršių. Snow ir Listonas pasikeičia balionus ir vėl panyra. Jie randa Linėjos kūną 128 pėdų gylyje. Negalėdami jos ištraukti į paviršių, jie turi nuimti jos BCD, kad palengvintų svorį ir galėtų ją iškelti. Iškilę į paviršių, jie nėra mobiliojo ryšio bokšto zonoje. Pora, mačiusi nelaimę, savanoriškai sutinka nuvažiuoti 30 minučių iki artimiausio bokšto, kad gautų ryšį ir galėtų paskambinti pagalbos numeriu. Deborah Snow tada nuima Linėjos nardymo kompiuterį ir jo neatiduoda tyrėjams. Ji taip pat paima Linėjos kurso dokumentus, kurie rodo kurso eigą. Vėliau Linėjos BCD yra surandamas. Švininiai svoriai Linėjos sauso kostiumo ir BCD kišenėse iš viso sudarė 44 svarus svorio. Kad atlikčiau tą patį nėrimą, man reikėtų apie 22 svarus švino ir aš esu gerokai didesnis už Linėją. Po įvykio vykusiame aptarime viena iš Guldive savininkių Janine Olson kalbasi su Bobu Gentriu ir pabrėžia, kad jis buvo tas, kuris nėrė su Linėja, todėl jis turėtų prisimti atsakomybę už tai, kad neišgelbėjo Linėjos gyvybės. Kai buvo apklausta, Janine Olson pasakojo koronerui, kad Linėjos nardymo partneris matė, kaip jis supanikavo, o tada plaukdama be sunkumų maždaug 40 pėdų gylyje pasyviai nugrimzdo į ežero dugną. Laimiai Bobas Gentris turėjo GoPro kamerą, kuri galėjo pateikti nešališką įvykio vaizdą. Norint suprasti šiame nėrime parodytą nekompetenciją, taip pat reikia žinoti, kad Deborah Snow tik neseniai įgijo instruktoriaus kvalifikaciją. Ji neturėjo kvalifikacijos mokyti nardymo su sausu kostiumu ir akivaizdžiai nesuprato pagrindinės minties, kad sausam kostiumui reikia pripūtimo žarnos. Aš pats esu dėstęs patikimuose nardymo centruose ir galiu pasakyti, kad neseniai kvalifikaciją įgiję instruktoriai retai paliekami vieni. Geri nardymo centrai pasitelkia patyrusį vyriausiąjį instruktorių, kuris prižiūri nardymo operacijas ir vadovauja naujiems instruktoriams. Atsižvelgiant į tai, kad Janina Olson bandė suklaidinti tyrimą, beveik nekyla abejonių, jog jokios priežiūros nebuvo. Iš tiesų, 2019 metais Guldive išnuomojo sugedusią įrangą reikiamos kvalifikacijos neturinčiam narui, kuris dėl to žuvo. Tuo metu, kai mirė Linėja, dėl to įvykio vis dar vyko teismo procesas prieš Guldive. Milsų šeima pateikė ieškinį prieš Guldive, Deborah Snow ir Paddy, kuris buvo išspręstas ne teismo tvarka. Nuo to laiko Paddys pakeitė mokymo standartus, tačiau profesionalių narų bendruomenė rimtai abejoja, kaip Paddy gina savo interesus. Nesimant aktyviai domėtis, kaip jų tinklui priklausančiuose nardymo centruose užtikrinamas tų standartų laikymasis visame pasaulyje.